Pauliui iki 5 egzaminų šimtuko pritrūko vos 2 balų. Susitikome Tauragėje pasižiūrėti, kaip keičiasi miestas. Mes dabar esame Tauragės Steam centre, kuriame yra 3 laboratorijos. Viena yra tvarumo, kita yra robotikos ir dar viena, kur dabar, kaip matau, čia esame, tai gamtos mokslo. Esi buvęs prieš tai? Paskutinį sykį buvau prieš porą metų, kai buvau dar 12-okas, tai mes darėm keletą eksperimentų, buvo tikrai įdomi patirtis. Mokinomės pipatuoti su pipetėmis specialiomis, ką dar darėm. Su augalais keletą eksperimentų ir dar tokį dirbtinį inkstą eksperimentą irgi darėm. Tai. Ir kaip pavyko? Pavyko, jo. Daugumoj, bendrai pažiūrėjus. Su augalais gal nelabai išėjo eksperimentas, bet gal ten buvo tiesiog mūsų kaltė, kad nebuvom patyrę mokslininkai. Ar šiaip tau, kaip jaunas žmogaus akim, čia yra cool Tauragiai turėti tokį centrą? Ar... Jo, čia žiauriai cool. Mano mokykloje tai buvo tokie senoviniai, neskaitmeniniai. Ai, tie, kur su veidrodėliu. Taip. Tai irgi yra tekę naudotis tokia. Ką čia galima pamatyti per tas? Ląsteles, visokius mėginius. Kaip tu jautiesi dėl klimato kaitos ir kiek jinai tave jaudina šitą temą? Šiaip klimato kaita visada verčia susimąstyti, žinokit, ir jo, kaip pagalvoji, kas gali atsitikti su pasauliu, jeigu žmonės nesistengs naudoti atsinaujinančių išteklių ir panašiai, jeigu bus tokie mindless, tiesiog negalvodami viską darys. O ką tu pats gyvenimą taikai, kad gyventum tvariau? Na, pats asmeniškai stengiuosi rūšiuoti. Vienas iš tvarumų. Važinėjos tik tais viešuoju transportu, tai irgi, manau, kad prisideda prie tvarumo. Gal net būtų galima sakyti, kad Tauragė yra vienas iš žaliausių miestų Lietuvoje, nes yra ir elektrobusai, ir gatvės pritaikytos važinėti dviračiams, šiaip išeiti pasivaikščioti. O mokykloje, kai tu mokeisi, kas tau buvo lengviausia ir kas sunkiausia? Nežinau, lengviausia gal būdavo biologija, nes aš ruošdavausi biologijos olimpiadoms, tai man mokyklinis kursas buvo ganėtinai lengvas. Tai realiai nieko nereikėdavo mokintis nei kontroliniams, aš jau viską būdavau išmokęs. Europos Sąjunga yra investavusi į Tauragę nuo 2014 metų 34 milijonus. Ar ne, ką labiausiai pastebėjai iš pokyčių? Iš pokyčių? Na, atnaujinta visa yra pilis Tauragės, visa aikštė atnaujinta. Kultūros rūmai irgi ganėtinai viskas modernu. Ir mokyklų renovacijos. O jeigu tau duotų 34 milijonus, tada ką tu Tauragėj pakeisti? Aš net neįsivaizduoju. Su labai didelė pinigų suma, aš net nežinau, ką būtų galima nupirkti už tiek, kaip jos reikėtų paskirstyti. Ką Tauragėje galima būtų įkurti naujo ar padaryti, ko mieste dar visiškai nėra? Labai norėčiau, kad Tauragės mieste atsirastų kino teatras. Normalus, kur rodytų naujausius filmus.